Sveiki, esu Simona Lukaševičienė, žaislus gaminu jau 6 metus, esu įkūrusi Pono Siūlo puslapį. Jau kovo 11-ąją kviečiu visus atvykti į Vilnių į Radisson Blu Lietuva konferencijų centrą, kuriame socialinė iniciatyva Skirtingos spalvos organizuos visuomeninės akcijos mažiesiems iš didelių rankų renginį. Praėjusiais metais suvienija tiek daug žmonių ir numezgė trispalvius pledukus ankstukams, šį kartą organizatoriai kviečia megzti mygdukus. Vilties simbolį Lietuvos vaikams gimstantiems su diagnozėmis. Numegzti mygdukai kartu su specialiai šiai akcijai sukurta pasaka pasieks vaikus, kurie gimsta ar kiek vėliau išgirsta tokias diagnozes kaip onkologija, negalia, cukrinis diabetas, Dauno sindromas, raidos ir nervų sutrikimai ar neišnešiotumas. Negalintiems sudalyvauti gyvai, organizatoriai kviečia prie akcijos prisidėti jau dabar ir namuose numegztus mygdukus iki balandžio mėnesio atsiųsti nurodytais kontaktais. Taigi pradėkime pamoką, kaip numegzti mygduką, kuris jau turi vardą spalvukas. Mūsų mygduko gaminimas susidės iš 3 etapų. Pirmiausia, gaminsime kūną, kuris yra viso ko pagrindas, gaminsime ausytes, kurios girdės visas paslaptis, visus nuotykius, visas viltis ir visas vaikučių svajones. Ir taip pat gaminsime nosytę, kuri mygdukui suteiks gyvybę. Šiam gaminimui reikės 3 spalvų siūlų – geltoną, žalią ir raudoną, kaip mūsų Lietuvos vėliava. Kilputės, tai yra Alice Puffy siūliukai. Jie turi visus sertifikatus, jie yra saugūs, hipoalerginiai ir tinkantis vaikučiams. Pirmiausiai, siūlau pasirinkti spalvutes. Yra keli variantai, tačiau mes šiuo metu gaminsime iš geltonos spalvos, kurios kodukas yra 216, žalios spalvos, kurios kodukas yra 532 ir raudonos spalvos, kurios kodukas yra 106. Taigi, pradėsime pirmąjį etapą, tai gaminsime kūnelį. Kūnelio gamybai paimsime pirmiausia raudoną siūlą. Jį išsiimsime iš popieriuko, išsiskleisime. Gražiai atsiskaičiuosime 16 kilpučių. Taip, pirmiausia vieną kilputę mes perkirpsime. Čia per vidurį eina toks siūlas ir mes jį nukirpsim. Štai, jis nukirptas. Tada skaičiuosime 16 kilpučių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Taigi. Šitame etape eisime iš dešinės į kairę. Nėra galimybės suklysti, nes čia mes kilputės suksime į neteisingą pusę. Na, tarkim, kadangi eisime iš dešinės į kairę, tai mes kilputę suksime į dešinę. Ir štai, viršutinę kilputę įdėsime į šitą kilputę. Štai. Štai. Antrą kilpelę vėl sukame. Vėl sukame. Ir taip keliaujame iki pat galo. Štai, dar kartą sukame. Taigi, pabaigėme pirmą eilutę. Štai. Atrodo toks raštas. Va. Dabar eisime iš kairės į dešinę, tai mes šitą kilputę suksime į kairę. Štai, antrą kilputę į kairę. Trečią. Ir taip keliaujame iki pat galo.
Kiekviena eilutė skirtinga, kaip ir visi mūsų vaikučiai. Taigi vėl dedame siūlą viršų ir vėl einame trečią eilutę iš dešinės į kairę. Ir vėl sukame kilputę į dešinę, perveriame viršutinę ir taip toliau. Taigi, štai, apžiūrime, ar nepalikom kilpelių. Štai, pas mane palikta kilpelė. Štai kaip jie atrodo palikta. Štai. Mes jau jos negalėsime niekur paslėpti, tad turime atidžiai žiūrėti viršutinę kilpelę. Tada turime išardyti viską. Štai, vėl. Ir vėl nerti eilutę iš naujo. Gražus raštas. Dabar keliaujame vėl su šituo siūlu iš kairės į dešinę. Vėl sukame siūlą į kairę. Vėl į kairę. Štai ištiesinam. Sukame į kairę. Kiek turime eilučių? 1, 2, 3, 4. Dabar keliaujame vėl, nes mums jau reikia 7. Tai keliausime iki kol turėsim 7. Mes keisime siūlą į žalią. Aš darau taip. Galite pertraukti, kadangi aš neturiu tiek jėgos, aš jį nukirpsiu. Kirpam per vidurį ir pakirpu ilgesnį siūlą, kad turėčiau. Tai 2 kilpeles. Štai. Štai, lieka toks siūlas. Tada imame žalią. Raudoną pasitraukiame. Imame žalią. Va. Žalią. Čia taip pat nukerpame 2 kilpeles. Štai. Nes jos bus reikalingos mums surišimui. Tai ir vėl. Išsiardome, kaip mums patogu, kaip mums geriau. Ir štai, sukame kilpelę į dešinę ir dedame žalią. Štai, į dešinę ir žalią. Pinkime į kilpeles savo meilę ir gerų emocijų ir gerų minčių. Tada jis gausis dar gražesnis, puresnis ir minkštesnis. Štai. Taip. Dabar einame kairę, tai aišku, sukame kilputę į kairę. Į kairę. Dešinę pusę. Štai va šitai. Va.
Taigi, čia pradėsime mygtuko formavimą, kūno formavimą, dailinimą ir gražinimą. Taigi, kadangi eisime iš kairės į dešinę, mes dabar jį siaurinsime, kad mūsų mygtukas įgautų formą. Dabar mes paimsime šitą ir uždėsime ant kairės, ant antros, šitai. Ir įdėsime vieną viršutinę kilputę. Štai. Ir toliau keliaujame įprastai, sukame. Dabar štai, lieka vėl 2 kilpelės. Mes tas kilpeles vėl sudėsime šitaip ir įdėsime viršutinį siūlą. Štai, mes jį siauriname. Dabar kitą eilutę darysime taip pat. Vėl 2 kilpeles imsime, padarysime vieną ir įdėsime viršutinį siūlą. Štai. Ir toliau įprastai. Pasukam kilpelę į dešinę, į kairę. Žiūrim, kurią kryptimi einame. Pasižiūrime, nepraleidome nieko. Štai gražu. Taip, vėl į kairę. Kairę. Vėl lieka 2 kilpelės. Ir mes vėl padarome vieną. Įkišame viršutinę kilpelę. Štai, gaunasi toks gražus siaurinimas, jau matosi. Dirbame toliau taip pat. Vėl paėmame, kadangi einame iš kairės į dešinę, tai geriausia būtų kairę kilpelę uždėti ant antros. Štai taip, siauriname. Va, ir toliau dirbame kaip įprastai. Persukant kiekvieną kilpelę. Tad. Turime vėl 2 kilpeles ir vėl dedame šitaip. Padarome ją vieną, įdedame viršutinę. Štai. Va, jau gauname formą. Taigi vėl įmame 2 kilpeles, darome vieną ir dedame viršų. Štai. Ir vėl toliau. Tai lieka 2 ir pam. Taip. Kiek turime eilučių? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai reikia dar vienos. Taigi, pam. Štai. Liko paskutinės 2 kilpelės, vieną ant kitos, perveriame siūlą ir viskas. Štai, turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padarysime taip. Nukirpsime žalią siūlą. Štai, ilgesnį. Turime viršuje 6 kilpeles ir dabar be jokio siūlo, be nieko mes perversim antrą, pirmą ir taip keliaujam iki
galo. Štai. Paskutinė kilpelė. Dabar parodysiu paslaptį. Ja perversime per šitą. Štai. Gaunasi tokie siūlai. O dabar aš parodysiu, kaip juos paslėpti. Į blogąją pusę. Taigi, va. Tarkim čia. Šitą. Įkišu. Taip gražiai susivienuotina. Ir tada kokį tarpelį radau, kokią skylutę įkišu. Gaunasi toks. Man taip atrodo, kad jeigu aš padarysiu mazgelį, tai jisai sunkiau iširs. Bet nežinau, ar tai tiesa. Tiesiog darau štai. Taip. Stipriai nieko netempiam, kad niekas nesusibanguotų. Taip ir toliau galima paprastai. Štai. Kaišyti. Siuliuką. Štai. Nieko nebeturim. Dabar imsim šitas spalvas. Taip pat ją surišim švelniai. Švelniai. Antrą kartą galima truputėlį stipriau, tik aišku nepersistengkit, nes nutrūks. Štai. Ir dabar toliau šitą žalį vėl slėpsime. Tarp žalio. Štai šitaip. Tada vėl taip. Tik nieko netempkim. Va, kokį tarpelį turime. Surandame bet kur. Štai įdedame. Va, taip. Aš jį slepiu visame mygduke, kad jam sunkiau būtų išlysti. Štai. Tokį. Tampame jį. Nesimatytų. Vėl tarpelis, o kilputė. Vėl. Na štai. Pabėgo. Va. Štai, atrodo taip. Taip pat padarysim ir su raudonu. Na štai, tarkim, čia. Tarp kilpelės paslėpsime. Neradau, štai. Štai nieko netempiame. Tada galime dėti čia. Tada ir čia. Va, mazgelį. Štai taip. Taip ir vat. Čia. Štai. Viskas turim paslėptus galiukus ir dar liko šitas tokiu pačiu principu. Išime čia. Štai čia. Galima štai ir tarp kilpelių. Jeigu išlįs koks siūliukas, nieko tokio, jį galima labai lengvai paslėpti. Nieko tokio neatsitiks. Štai. Štai mūsų gražusis mygduko kūnelis. Mūsų spalvukas jau turi kūną. Ir eisime prie antrojo etapo, kuris yra ausyčių gaminimas. Čia svarbiausia neskubėti, susikaupti ir tikrai laisvai pagaminsite. Taigi ausyčių gamybai mums reikės 8 kilpelių. Štai. Šitą galime tokia trumpa, mes galime ją šitai padaryti. Nukerpame, kad liktų šitoks. Tada atsiskaičiuojame. 1, 2, 3, 4, štai 5, štai 6, 7, 8. Štai turime 8 kilpeles. Nieko tokio, kad čia būna. Tokia ne. Tai dar kartą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Principas yra toks. Mes taip pat viršutinę kilpelę perversime per pirmąją kilpelę. Labai paprastai, tiesiai, jokių kilpelių nesukame.
Viskas turi būti tiesiai. Štai, tiesi kilpelė. Dedame viršutinę kilpelę. Štai vėl išsitiesiname šį kartą. Ir taip. 3, 4, štai 5, tampam, 6, 7. Va, toks paprastas gaminimas. Patraukime šitą žalią trupinėlį. Dabar liko viena kilpelė. Šitą vieną kilpelę dėsime 3 laisvas kilpeles. Štai 3 ir mes joje dėsime 1. Štai. Štai mūsų ausytė gauna truputėlį formą. Šitą galima pasislėpti gale. Dabar taip, apsukame savo mezginį. Jis turi atrodyti šitaip. Čia yra laisva kilpelė. Dabar susirandame savo 7-ąją. Čia 1, 2, 3 ir va čia mūsų yra 7-oji. Štai 7-oji ir kurią pervėrėme. Štai, va. Šitoks tarpelis čia. Į ją įdedame šitą. Štai 7. Tada susirandame 6. 6 kilputė. 6 kilputė. Tada 7. Žiūrime, ar nieko nepalikom. Taip, 7. Tada susirandame. Tai 6. Štai dar viena. Ir dar. Štai mūsų ausytės forma. Tampame siūlus. Štai šitą nekreipiame dėmesio, viskas gerai. Štai ausytė taip atrodo. Štai. Va. Dabar grįšim atgal ir tokiu pačiu principu įpilsim. Pirmas. Štai irgi tiesios kilpelės. 2, 3, staisom siūlą, 3, 4, 5, taip, žiūrėk, kaip čia atrodo. Matot, štai. Aš praleidau kilpelę, taip ardom. Ir įdomu, išsitiesinam savo ausytę. Turime 2, 3, štai 4, 5, 6, 7. Turim 7. Ir turime čia 3. Šitas laisvas. Tai mes vieną kilpelę dėsime 2 laisvas kilpeles. Štai. Perkišame. Štai taip. Tada vėl vieną. Štai. Ir trečioji, kurie taip pat dėsime 2. Štai. Va, ausytė gauna formą. Ir toliau keliaujame įprastai. Štai. Pažiūrėjau, kaip gražiai nelanku. Štai. Viskas. Mūsų ausytė pagaminta. Paskutinis etapas. Šitą siūlą nukirpkime. Aš nukirpsiu 3 kilpeles, kad jis būtų ilgesnis. Štai. Taip. Šitas lieka. Dabar taip pat. Jokio siūlo, nieko. Veriame vieną kilpelę per kitą.
spinutė. Štai. Taip. Štai, ausytė. Ausytė, sulygyti. Štai, dabar darysime taip. Šitą siūlą paimsime per vidurį. Tarkim, per čia. Perkišame. Perveriame šitai. Ir sutraukiame. Štai. Viena ausytė pagaminta. Gaminsime antrą. Dvi ausytės. Taigi, dabar paimsime savo spalvuką. Ausytės pridėsime prie. Štaip. Turi atrodyti šitaip. Štai. Va. Taip. Dabar įrišimo būdas. 1, 2, 3, 4, 5 kilpelės. Šitą šonus. Tai galime daryti taip. Į šitą kilpelę dėti arba į šitą. Mums svarbiausia, kad būtų to į vieną nedėsime, nes tada jos iškris. Dėsim šitaip. Štai, perveriame šitaip siūlą. Štai perveriame. Ir šitaip. Štai. Štai, kaip jau atrodo mūsų spalvukas. Dabar mes surišim. Bet rišate lengvai. Štai šitaip, o tada jau galima stipriau. Nepersistengkit, siūlas nutrūks. Štai taip. Galima nukirpti, paliekant tokį galiuką. Arba, kaip darau aš, čia yra geriau, darykite šitaip. Štai, perverime atgal ir šitą. Štai susirandame vienutės kilpeles ir mes šitaip jį, šitą siūliuką vėl paslėpsime pačioje ausytėje, štai taip. Svarbiausia, jokio įtempimo. Štai, viskas laisvai, kaip ir pačios kilpelės. Štai taip. Štai taip galima, kaip aš darau. Paslėpiu šitaip. Kiekvienas atraskite savo būdą. Štai taip. Lieka ir čia siūlas. Jį taip pat slepiame. Štai. Štai šitaip. Štai.
viena ausytė jau, darome ir kitą. Taip, vėl perverime atgal. O šitaip. Ir jie vėl slepiame pačioje ausytėje. Surandame štai kilpelį mūsų. Pinuoti štai va šitaip. Čia jau tokia trumpesnė galima jau slėpti čia. Štai. Aš vėl tą mazgelį. Ir toliau. Štai. Čia šitas siūlas slepiasi taip pat. Kur tik norite, štai. Tarkim, čia. Vėl. Čia. Čia. Štai. Mūsų spalvukas jau turi paslapčių ausytės. O dabar duosime spalvukui gyvybės. Tai darysime nosytę, širdelę. Dabar darysime taip. Taip pat pasirašome siūlą. Nukerpame 2 kilpeles. Štai gauname tokį ilgą siūlą. Paliekame 2 kilpeles. Ir vėl nukerpame. Šitaip. Štai. Taip. Štai. Gaunasi kažkokia ausytė. Štai. Dabar darysime taip. Susirandame maždaug mūsų viduriuką, burnytę, kur turėtų būti. Ar tarkim čia narva. Štai. Einame iš blogosios pusės. Įdedame kilpelę čia. Lieka antra kilpelė. Ir ją galime įdėti, na čia. Štai. Atrodo šitaip. Tada apatinę kilpelę kišame per viršutinę. Turime štai tokį nusuką, kabliuką. Ir dabar jį persukame čia, kad susilygiuotų su šita vieta. Ir štai. Štai turime tokį. Ir dabar kurį norite siūlą. Ar virš šitą, ar šitą. Tai neturi jokio skirtumo. Perverime per čia. Štai. Irgi jokio tempimo, nesutempsime nos ir jos nesimatys. Štai. Ir labai lengvai surašame. Štai, labai lengvai. Antrą kartą jau galima stipriau. Štai galima ir trečią kartą. Ir viskas. Nukerpame. Lieka visokių siūliukų. Nieko tokio štai. Gaunasi nosytė, kaip atrodo iš blogosios pusės. Ir kaip nosytė atrodo iš gerosios pusės. Mūsų spalvukas baigtas. Šiame mezginyje klaidų nėra. Kiekvienas rankų darbo kūrinys yra unikalus, kaip ir mūsų vaikai. Ir kiekvienas spalvukas tikrai yra savo vaiką. Numezgus spalvuką, jį paruoškite išsiuntimui. Spalvuką supakuokite saugiai, sandariai ir išsiųskite jį nurodytais siuntimo būdais. Visą siuntimo informaciją rasite www.skirtingospalvos.lt. Ir belieka dar kartą priminti, kad labai laukiame visų kovo 11-ąją Radisson Blu Hotel Lietuva konferencijų centre Vilniuje renginyje mažiesiems iš didelių rankų. Iki pasimatymo!